Labas, draugai. Senai matyti, senai girdėti. Buvau biški dingęs. Darbavaus. O, pamatė, kad filmuoju. Tai atsibudo. Tai ką, draugai? Ką noriu papasakot, kuom noriu pasidžiaugti. Taigi baigiam tinkavimo darbus. Štai kam reikia. Baigiam tinkavimo darbus. Trukau 3 savaitės. Kažkur pradėjau viens, paskui padėjo švageriukas. Ačiū švageriukui, jeigu žeisi. Po to užsibaigiau viens, nes nebegalėjau padėti. Darbas, kurio bijojau, kurio sunkiausiai galvoju bus padaryti. Bet pasidariau ir labai tuo džiaugiuosi. Atsiprašau už burdaką, bet kodėl šiurkštus paviršius, ne kaip negražiai šiurkštus, dėl to, kad klyjosi splitelės. Vidinės sienas, kai kurias tik prarmau, ką tas reiškia. Tai kur nėra nelaukutinės sienos, ne, tai tas sienas taip košę tepiau, tik kad prasilygint, nes sienos gan lygios buvo. Tai šitą, anatinkavaus, nes kol daėjo man, kad galiu prasiarmuoti, kitą mačiau rašėt. Šitą tinkau, tai kadangi šitą tinkau, tai reikėjo ir šitą įsitinkuoti. Dar gerai neišdžiūvė, pradėjo šalt, štai šildymo aparatas. Pradėjo šalt po biškį, tai atvažiuoju, pakuriu katilinę. Nežinau, ar matysis, palaukit, pabandysiu šviesai. O, katilinė. Sunkiausia tai buvo vonios ir katilinės tinkavimas. Man dava čia vareik užsitep mastiką ant tų apsipjaušius polistirolį. Žiūrėkit, draugai, mano kaseks. Koks kaseks? Toks, kad pamiršau vieną laidą, nepamiršau, biški trumpesnį atkirpau. Tai visą dėžę gavo žemiau dėl vieną laidą. Taip turėtų jisai čia kažkur būti aukšti. Bet, sakyčiau, nemaišai taip lankstytis nereikia. Pasispaudinėsiu, jeigu reiks. Tai va. Čia kabeliai dar signalizacijom apsivalyti reikės. Vakar baigiau tinkuoti. Tai šiandien, sakau, parodysiu, pasidžiaugsiu. Atsiprašau. Tai dar šlapia, dar gerai neišdžiūvėjo kai kur. Kai kur labai gerai išdžiūvėjo, nes seniau, nes buvau pradėjęs, kaip jeigu kas mane sekat, matėt, buvau pradėjęs ir po to nusprendžiau pirkti oras vanduo, tai biški reikėjo daugiau padirbėti, bandysim gal po 3 savaičių ar 2 užsisakinėti oras vanduo. Tai va taip va, galim patikrinti, ne? Šitos kambarius, kas sekat, matėt, kaip sureika dariau. Tai va, vonia mano. Tas šūdas, atsiprašau, bet šitas šūdas kainuoja 270 eurų, nes mano projektuotojas galėjau ir pigiau nupirkti, bet mano architektas įdėjo šikiryką liaudiškai vadinant po langu. Taigi mano aukštis belenkokia netinka aukštesnis, taigi nusipirku, teko ieškoti tokį. O toks išskirtinis man kainavo ir dabar mano taip atrodo. Šitaip turėtų aukščio apdirbimui užtekti. Jisai, sakysit, per mažas, kiti sakysit, tualet žemiau, nebus tualet žemiau. Tualet bus standartiškai, nežiūrėjau palį. Kitos aukštis tualeto unitazo vienodas, tik tais jis yra čia išplatint, o ne siauresnį ir aukštesnį. Bet talpa visi parametrai tas pats, tik tiek, kad jisai žemesnis ir platesnis. O unitazo aukštis nesikeičia.
Plius dar reguliuojasi su kojom kaip ir visiems standartiškai. Taigi, čia dušo zona, trapą įdėjo draugas Tomas, ačiū Tomai tau, kad įdėjai, nes pabijojau palinuolį, tai jis buvo įdėjęs, taigi atvažiavo, paprašiau įdėjo. Dabar tik tuos nežinau, kuriai pusė karšta turbūt, kuriai šalts, susuku dabar taip, kai tinkau, kad būtų jie. Ir kada pasidarėm, nežinau, ar rodžiaunam video ar ne, tai kondiškės tą žadėjau nesivest, bet galvoju prasivesiu, taigi prasivedžiau, ne aš pats samdžiau, atvažiavo, pravedė man su pajungimu, su visko 350 eurų berods bus. Bet pačiam reikės tą nusipirkti. Taigi, sienas, pažiūrėkim sienų lygumą, ne? Reikų kiek. Šiandien, nežinau, gerai išsimegojau, gal toks. Ne, iš tikrųjų tai gerai jaučiuosi, nes pabaigiau darbą, kuris šiaip protiškai nėra sunkus, bet fiziškai irgi nėra, kad labai sunku ten svorius mest, to šviesą išjungsiu telefone, bet yra nuolatinis fizinis tams, nes turi mest, košę mest ir turi nestabdyti, nes jinai pradeda traukti. Taigi, ne, šitos neraudam, galim pasižiūrėti, tarkim, kad šitaip dedama, ne, nu, kaip čia jums geriau parodyti, tai va šitaip turim. O, šičia turim šitaip. Toliau galima eit pažiūrėti kitas vietas, ne? Čia, kur rodau, kur yra daryti ant majako. Šičia. Nu, sakyčiau, kad pavyko man gan gerai. Nu, ne tik man, ir švageriukas padėjo, tai taip, majakus, jeigu norit pamatyti, yra kitam video, kaip sustatyti majakus. Taigi, taip, draugai. Bardaką reikia susitvarkyti kažkada, vis nėra kada. Nu, prasidės išdžius, dabar palieku, nieko nedarysiu absoliučiai, po to paliksiu, išsinešiu visą tą paraklu, nesgi visko reikia. Mano žvejybos lauk sezono valčikė, nesgi visko reikia, tada išsinešiu lauką ir pradėsim nuo vonios. Vonę pasidarau, ką vonę įsiklojam plytelėm. Na, aišku, apsidirbu. Pirmą pamiršau, nes daugiau rašysit šitą. Taigi, draugai, pirmą įsitepsim hidroizoliaciją, juostas įsikliuosim visus kampus. Dar pamiršau, nes rašysit vėl. Kai kuriems smulkiai reikia papasakoti. Taigi, atsiprašau, aš nesityčiau, draugai, tiesiog taip. Pamirštu kai kuriuos smulkius dalykus, kuriuos manau, kad jau žinot, bet nereiškia, kad aš žinau, tai nereiškia, kad visi žino, ne? Taigi, dar kartą iš naujo pabandysiu kuo smulkiau, jeigu ką pamiršau, parašykit man. Tai įsišluojam, išsisiurbliuojam, tada visas sienas nusigruntuojam, tada aš darysiu taip. Jūs nežinau kaip. Tada įsitepsiu hidroizoliacinę, turiu juodą, galiu parodyti kokie dar. Tai dabar šitam bardake reikėtų ją surasti, kibiriuką. Ten kažkuriam video buvau filmavęs, bet spėju, kad tingėsit žiūrėti kitus video, taigi pabandysiu aš tos mastikos kibirą surasti šiam bardake. Taigi tuoj mastika, kur ta mastika. Po velnių, koks bardakas, ne koks darbuotojas, ne? Nu šiaip kai tinkau, reikėjo neš.
Čia pusė daiktų iš garažą suvežta. Tai mastiką radau. Čia susitepsiu va šitą mastiką. Jinai sandarumą. O čia va visur buvo tepta. Ir buvau tepęs perimetrų visur. O vonioj buvau netepęs, tai dabar jos turiu, kadangi nepirk dar kitos. Kampus praeisiu su šitą juodą. Po to pirksiu kažkokią sandarinimą. Gal šitą dar dėsiu, turiu hidroizoliacinę. Tepsiu vėl, tada klijuosiu juostą ant visų kampų. Ir tada hidroizoliacinę visą sienas prasitepsiu, kai visus kampus su juostom prasiklijuosiu viską. Tada apsidirbsiu langą, tada apsidirbsiu pakabinamų unitazų rėmą ir susisuksiu gipsą ir tada pradėsim plyteles klijuoti. Greičiausiai tai bus po 4-5 savaičių. Nes dabar atvažiuoju, biškį pašildau, po to langus atidarau, kad nebūtų drėgmės, po to vėl pašildau, nu žodžiu, džiūvimo procesas. Taigi, niekur ant šito nenuskubėsiu. Taigi, kol viskas džiūna, sugalvojau, kad terasą reikia pasistatyti. Taigi, terasai nupirkom tubas. Terasą darysiu ne pats. Susitariau su kaimynu. Kaimynas man pastatys terasą gan pigiai. Ne apie 40 kvadratų gaunas. Tai tikrai už jokingą kainą. Jeigu ką domina asmeniškai, parašysiu. Galėsiu duoti kontaktus. Tiksliau parodysiu, kaip padarė. Tada nuspręsit, ar jums tinka. Gal kažkam reikės irgi. Taigi, nupirkau tas tubas. Jisai paskaičiavo 32 poliai. Taigi, pirkau 6 tubas, nes 5x6, 30, tai man 6x6, 36, tai turėtų likti daugiau nei pusę tubos. Taigi, iš vienos tubos pjausiu po 500 cm. Dėsiu galunikės, tiksliau dėsis jisai galunikės, kad būtų gražu ir patogu jam dirbti. Nupirkau tubas, nupirkau cementą, berods jis man kiek susakė, tiek pirkau, turėtų užtekti. 3 maišai, čia panašiai 4. Pirkau varžtus, tokius per šoną sukami. Tokius varžtus pirkau didesnius šimtinius dar. Sakė, vieną dėžutę 2 paimti. Pradžiai vieną, paskui reiks dar nupirksiu. Tų 5 nupirkau, jeigu trūksta, pirksiu. Toliau. Einam, parodysim, ką toliau turim. Ir parsivežėm medieną. Žiūrėkit, medieną, kokią gerumą. Tik neparodysiu terasinių lentų, nes uždengtą nenoriu pjaustyti. Terasinės lentas ėmiau tiesias. Tai va tokia mediena. Pažiūrėkit, kokią gražumą jinai. Nesufokusuoja, ne? Žiūrėkit. Visą medieną. Jos kaina Šiauliuose 2,60, man atrodo, už kubą. Jeigu kam reiks, rašykit, duosiu kontaktus. Tai man čia dabar pamiršau 14,5 ant 4,5 berods. Čia 9,5 ant 4,5. Irgi kokia gražuma jinai. Nesufokusuoju. Nu, jeigu kam reiks kontaktus, parašykit, duosiu terasinių, nenoriu plėšti, paskui parodysiu, kai jau padarysiu. Čia karkasinės. Už tas visas pas mane 37 kvadratai. Terasos sumokėjau už 2 karkasą ir terasinės lentas 690 eurų. Tai va, jums spręs daug ar mažai. Taigi, terasa kokia, ne pas mane bus. Pas mane terasa bus. Taip, nuo to rėmo 4 metrai čia. Ir eisinai, va čia va eis per terasą. Langą. Jinai eis pati terasa iki čia, va ant sienos yra papiešta. Ir paskui čia toks laiptuks, nes pas mane langas aukščiau negu duris.
Taigi gausis taip laiptuks ir čia bus 4 metrai. Tai va, draugai, ir vėl 15 minučių praplirpiau. Labai džiaugiuosi, kad pavyko išsitinkuoti. Dabar laukiam išdžiūvimo, pasidarom vonę, dar jeigu pavyks, nusiperkam oras vanduo, pasistatysim, tegul stovi, nes galėčiau greičiau nusipirkti, jeigu būtų finansą, ne. Ir būtų namas pastatytas per metus, o ne per, dabar 3 metai berods eina, o ne per 10 metų. Bet aš buvau nusistatęs su savo atlyginimu, su savo darbu, su savo laisvu laiku. Per 10 metų, manau, turėčiau pilnai viską pasidaryti, įsirengti, nusipirkti virtuvinį, nusipirkti oras vanduo ir susitvarkyti kiemą bei dar pasijungti kanalizaciją. Na, vamzdės atsvedęs, nuotekų iki čia, esu griovį net palikęs, kas atsimint. O jis turėtų būti ten netoli to triperio. Jis tenais turėtų būti iškasta. Taigi, būtų finansai, aišku, galėtų greičiau, bet kadangi nėra, taigi po biškį. Iš mano gyvenimo pusės, ne, tai man kas brangiausia yra, kai, pavyzdžiui, oras vanduo sutariau už 4,5 tūkstančio ir man tai žiauriai dideli pinigai ir, nu, tam reikia skirti laiką darbui, užsidirbti, aukoji šeimos laiką ir panašiai, vardant pinigų. Na ir dar galvoju, labai brangiai atsieis virtuvinis. 2 dalykai. Apie kanalizaciją, tai to pirkimas už 1604 asmenim žmonių, tai 1600. To dar per 2 algas kaip nors surinksiu. Bet va, dabar aukojau 6 savaitės vien darbui, kad su viršvalandžiais visko, kad surinkt pinigus orui, vandeniui. Po to greičiausiai teks aukoti daug laiko, kad virtuviniui. Taigi, nu, čia mano asmeninės problemos, ne? Gi niekam, draugai, neįdomu mano gyvenimas. Tiesiog bandau, ką noriu to pasakyti, kad jeigu turit svajonę statytis namą, kiti rašot, ar pavyktų man, kiek tai kainuotų, nieks jums nepasakys, kiek tai kainuos. Nes kiekvienas požiūris vis kitoks. Kai vieni sau leidžia XPS pamatus, pavyzdžiui, kaip sako man, kaip tu už 3,5 tūkstančio pasidarai, jeigu ten, tarkim, pas mane kainavo 6-7 tūkstančiai. Tai pasižiūrim, aš pirkau APS 80 šaunus apšildyti, man tai architektas buvo parašęs, aš jo atsiklausiau, ar galima tą dėti, parašė taip galima, aš dedu SPS 80, kuris yra 3 pigesnis negu XPS, ten tarkim 100, tai vėl jūsų klausimą tik jūs patys galite atsakyti, ko jums ir už kiek reikia. Vienam langui svarbu, kaip man, kad jinai klasė atitiktų A++, ne, kaip pas mane, tarkim, namas A++. Mano langai atitinka tą klasę, aš gaunu sertifikatą, jo, Gelano langai. Kitam, pavyzdžiui, reikia, nu, ten Komerlingą, kuris kainuoja 3-4 brangiau, bet jo jisai puikiai tą pačią klasę atitinka kaip ir mano Gelanai. Tai va, sakau, į tą klausimą, kiek kainuotų, tai čia nuo jūsų pačių priklauso. Aš pasakau tiek, kiek aš išleidau. Padarysiu kitą video, kiek kainavo man visas bendrai su švogeriuko atsiskaitimu, kiek jis man kainavo, kiek medžiagos kainavo, per kiek laiką pasidariau, ar ne. Pabandysiu kelti video detaliau su kaina, tinkavimo kaina. Na, tai va, taip man jau aš kitinkau ir azetas kartu susidėjau. Man
jau dėžutės atkrito, tai man beliko tik tais pačias rozetės susidėti, neliks, kai jau išsitinkuos, išsidažys. Tai va, draugai, labai džiaugiuosi, kad pavyko išsitinkuoti. Manau, vis tiek dvigubai sutaupiau, nes dabar už darbą mažiausiai 10 eurų už kvadratą. Taigi pas mane ten 260 ar 240, tai būčiau vien 2400 tik už darbą sumokėjęs. Čia tik už darbą. O čia su medžiagom dar daugiau. Čia, manau, aš vien į tą sumą tilpau ir vien už darbą sutaupiau. Ta prasme, kad tos sumos net neviršiau, ką būčiau už darbą sumokėjęs, nes kainat medžiagos ir kur, nežinau, kaip kam patogiau. Vieni sako gipsinis geriau, kiti sako cemantinis, sako koks tas tinkas geriau. Nežinau, aš dirbu su Knaufu, berods, kaip jisai vadinas, MP75 minkštasis kėdinys, tai man jis buvo gerai. Tai va, draugai, einu impregnuotis karkasą dvigubą, o terasinės lentas impregnuotos jau pilnai paruoštas. Įkelsiu video, kaip terasą pasidarysiu, gal prie to pačio. Jeigu jums bus įdomu, parašykit, įkelsiu tinkavimo kainą, kiek už viską sumokėjau. Geros jums gražios dienos, gerų ateinančių metų. Ir ką jums pasakysiu, jeigu svajojat namą statytis ir galvojat, ar jums pavyks, tikrai pavyks. Nenuleiskit ranką ir darykit ir pasidarysit. Daug darbo, daug jėgų, daug laiko, bet link svajonės tikslo. Gražios dienos visiems.